Sveiki, pristatysim grupę Žov 407. Kad čia nedaužytų. Atrakinam dar tuos akinius. Kągi, pabandykime važiuoti. Kūrėsi puikiausiai. Rankinis veikia taipogi laikomus. Pradedam važiuoti. Pradėjus važiuoti be saugos diržų, kaip girdime, jį žymi mums, jau turime juos išsisekti ir būti saugus. Tai nurodo ši lemputė. Ir šis garsas, kurį mes dabar girdime. Šiaip nebuvau Peugeot mylėtojas, bet šitas automobilis man pasirodė gana malonus. 6 pavaros, 100 kW. Manau, daro važiavimą smagiu. Jis sveria nedaug nemažai, 2 tonas 300 kg. Yra pakankamas svoris, kuris mums duoda minkštą ir prabangų važiavimą. Visi žinome, aišku, kad prabangus, minkštas važiavimas mums kainuoja. Bet šis automobiliukas ryja šiuo metu. Jo yra vidurkis, kaip matome, 100 km 6,1 litrų. Tai, manau, pakankamai mažos kuro sąnaudos 6 bėgių automobilį, kuris yra virš 2 tonų ir gana minkštas važiuoti. Turim automatinį langų valymą, kas yra labai patogu ilgoje kelionėje. Visi žinom tą jausmą, kai lietus yra neprognozuojamas, tai smarkesnis, tai lėtesnis. O jeigu dar esame mieste judriomis eismo sąlygomis, mums yra sunku junginėti, kaip ir taip iš visų pusių reikia stebėti mūsų kelią. Ta automobilis atlieka vietoj mūsų. Pasmarkėjus lietui pasmarkina langų valymą. Kaip ir minėjau, nesu Peugeot mylėtojas, bet šis man automobilis patiko nepaisant savo svorio gabaritų, jis yra gana manevringas mieste. 100 kW mums duoda ne tik greitai įsibėgėjimą, bet tikrai jaustis gana judriam ir esant ne visai lengvam. Turim vidurkį kuro sąnaudą 100 km, kiek paskutintinais 55 km
Mes pravažiavome, mums kainavo 6 litrai kablis 1, 55 km, 100 km skaičiuojant vidurkis. Šiuo metu ryja nieko, pradedam važiuoti. Aišku, kuro sąnaudos kyla. Rydą turim 204 098. Taigi, mano nuomonė, šis prancūziškas automobilis yra gana vykęs.